Mano didžioji pasakų knyga. Hansas Kristianas Andersenas. Undinėlė. Toli, toli jūroje, pačioje gilumoje, turi savo namus jūros gyventojai. Jų valdovas jau daug metų buvo našlys. Šiomis princesėmis rūpinosi jo senutė motina. Dukros buvo visos labai gražios, bet jaunėlė pati gražiausia. Nieko taip nemėgo jauniausiai karalaitė, kaip klausytis pasakojimų apie žmonių gyvenimą žemėje. Senelė turėjo jai pasakoti viską, ką apie tai žinojo. Kada sulauksite 15 metų, sakė senelė anūkiams, galėsite išplaukti į jūros paviršių. Galų gale ir jaunėliai sukako 15. Kai ji išniro iš vandens, saulė buvo ką tik nusileidusi, bet debesis tebespindėjo auksu. Nuostabiai mirgėjo vakarė žvaigždė, oras buvo tykus ir gaivus, jūra nurimusi. Netoli savęs mažoji undinėlė išvydo didžiulį laivą, nutviekstą daugybę žiburių. Priplaukusi arčiau, ji pamatė šventiškai pasipuošusius žmonės. Bet visų gražiausias buvo jaunas princas, panašus į marmurinę statulą, jos tėvo sode. Buvo vėlus metas, darėsi vis tamsiau, bet undinėlė negalėjo atitraukti akių nuo laivo ir dailiojo juodakio princo. Tik štai pakilo vėjas, bangos didėjo, supuodamos ir mėtydamos laivą putojančioje jūroje. Jis visas braškėjo ir traškėjo, staiga didysis stiebas lūžo perpus ir laivas pakrypo į šoną. Dabar mažoji undinėlė suprato, kad žmonėms laive gresia didelis pavojus. Ypač jį ieškojo akimis jaunojo princo ir dūžtant laivui pamatė jį krintantį į vandenį. Drąsiai šoko prie jo pro vandenyje plaukiančius rąstus ir lentas. Giliai panėrusi, pagaliau apglėbė princą, kuris būtų žuvęs, jei ne jos pagalba. Iškėlus jo galvą virš vandens, undinėlė leido bangoms nešti juos abu kranto link. Rytą audra nutilo. Undinėlė išnešė gražų į princą į krantą. Čia paguldė jį ant smėlio, o pati nuplaukė kiek atgal ir pasislėpė už uolos, kad niekas jos nepamatytų. Iš čia jį ėmė stebėti, kas ištiks nelaimingąjį princą. Neilgai trukus, prisiartino prie tos vietos jauna mergelė. Undinėlė pamatė, kai princas palengva atsigavo ir silpnai nusišypsojo mergeliai. Tik undinėlė jis nenusišypsojo, juk nežinojo, kad tai ji išgelbėjo jam gyvybę. Nusiminusi vargšė nėrė į gelmę ir grįžo į savo tėvo rūmus. Mažoji undinėlė visada buvo tyli ir susimašiusi, bet dabar tapo dar tylesnė. Galop nebegalėdama ilgiau tverti, ji viską papasakojo seserims. Viena jų žinojo, iš kur yra kilęs tas princas ir kur jo karalystė. Dabar undinėlė dažnai vakarais priplaukdavo prie kranto ir ilgai žiūrėdavo į princo pilį. Jei žmonės nenuskęsta, paklausė jį kartą senelės, tai ar jie gyvena amžinai? Ar jie taip pat miršta, kaip ir mes, čia, jūros gelmėse? Taip, atsakė senelė, jie irgi turi mirti. Jų gyvenimas netgi trumpesnis nei mūsų. Mes galime sulaukti 300 metų, bet mirę pavirstame jūros puta. Mes, jūros gyventojai, neturime nemirtingos sielos, o žmonės turi. Ir jį gyvuoja per amžius. Argi nieko negalima padaryti, kad gaučiau nemirtingąją sielą? Nieko, atsakė senelė, nebent jei koks žmogus
tave taip pamiltų, kad paprašytų tavo rankos ir prisiektų tau amžiną ištikimybę. Tada jo siela pereitų į tavo kūną. Jis duotų tau sielą, bet savąją pasiliktų. Tik to niekada nebus. Kas čia jūroje laikoma gražu, tavo žuvies uodega, ten žemėje žmonėms yra bjauru. Ilgai kentėjusi mažoji undinėlė pagaliau pasiryžo keliauti pas jūros raganą, kad ši jai padėtų. Žinau, ko tau reikia, tarė ragana. Tu norėtum vietoj žuvies uodegos gauti 2 kojas, kad princas tave pamiltų. Ha, ha, ha. Bjauriai nusikvatojusi ragana tęsė toliau. Sutaisysiu tau gėrimo, kurį išgėrus tavo uodega perskels į 2 lygias dalis. Bet tau skaudės, labai skaudės. Ir vėliau kiekvienas žingsnis bus lyg peilio dūris. Ir žinok, įgijusi žmogaus pavidalą, jau niekada nebeatvirsi undinę. O jei princas nepamils tavęs visa širdimi, tai negausi ir nemirtingosios sielos. Per jo vestuves su kita, tavo širdis plyš ir tu pavirsi jūros puta. Kaip atlyginimo, ragana dar pareikalavo ir jos balso. Kągi, undinėlė sutiko su viskuo. Bežadė undinėlė atsisveikino ir išplaukė link princo pilies. Kai buvo raganos paliepta, pakrantėje išgėrė begalinio kartumo gėrimą ir netekusi sąmonės, sukniubo kaip negyva. Kai ji pabudo veriama aštraus skausmo, šalia stovėjo gražusis princas. Nuleidusi akis, ji išvydo vietoj savo uodegos 2 gražiausias kojytes. Princas paklausė, kas ji ir kaip čia pakliuvusi. Bet undinėlė tik žvelgė jį meiliu žvilgsniu, nes kalbėti juk nebegalėjo. Tada princas paėmė ją už rankos ir nusivedė į pilį. Čia ji tapo pirma pilies gražuolė. Visi ją žavėjosi, o ypač princas, kuris praminė ją savo rastinuke. Diena po dienos ji darėsi princui vis artimesnė, bet jis mylėjo ją kaip gerą, meilų vaiką ir vesti visai nemanė. Tu man užvis mieliausia, sakė princas, nes esi be galo geros širdies ir primeni man vieną jauną mergelę, kadaise išgelbėjusią mane sudužus jūroje laivui. Tik ją vieną šioje žemėje galėčiau mylėti, bet jau niekada jos neberasiu. Ak, jis net nežino, kad tai aš jam išgelbėjau gyvybę, nusiminusi galvojo undinėlė. Pasigirdo kalbos, kad princas vedąs kito karaliaus dukterį. Kartu su undinėle jis išplaukė laivu į kito karaliaus kraštą apžiūrėti jo žemių ir būsimosios nuotakos. Pamačiusi ją, undinėlė turėjo pripažinti, kad meilesnės ir skaistesnės mergelės dar niekada nebuvo mačiusi. Tai tu išgelbėjai mane, kaip pusgyvis gulėjau ant kranto, sušuko nušvitęs iš laimės princas ir prispaudė mergelę prie širdies. Ak, koks aš laimingas, tarė jis mažai undinėliai, juk išsipildė tai, apie ką nesvajoti nedrįsau. Ta pati vakarą jaunikis su nuotaka turėjo grįžti laivu į tėvynę. Undinėlė žinojo, kad paskutinį kartą mato princą, dėl kurio paliko tėvo namus ir visus artimuosius, neteko savo gražiojo balso ir kasdieną kentėjo baisiausius skausmus, apie kuriuos kiti net nenujautė. Pamažu laive viskas nutilo. Undinėlė susimąsčiusi žiūrėjo į rytus. Ji žinojo, pirmasis pasirodė saulės spindulys, jai atims gyvybę.
Staiga ji pamatė iš jūros išnyrančią savo seseris, kurios nešė jai raganos duotą peilį, sakydamos: dar lygi patekant saulei, turi juo perdurti princui širdį. Ir kai šiltas jo kraujas apšlakstys tavo kojas, jos vėl suauksi žuvies uodega, tu vėl tapsi undine ir gyvensi 300 metų. Mažoji undinėlė atitraukė uždangą palapinės, kur miegojo princas su nuotaka, pabučiavo jį ir pažvelgusi į žibantį peilį savo rankoje, sviedė jį į jūros bangas. Dar kartą žvilgtelėjusi į princą, šoko nuo laivo į jūrą ir pajuto, kaip jos kūnas virsta puta. Bet saulės spinduliams nušvietų šaltą jūros paviršių, ji darėsi vis lengvesnė ir ėmė kilti aukštyn pas oro dukteris. Ir šios jai pasakė: tu neturi nemirtingos sielos kaip ir mes, bet 300 metų, darydamos gerus darbus, galime ją užsitarnauti. Taip ir tu pati gerais darbais gali ją laimėti ir džiaugtis kartu su mumis amžinąją laimę. Pabaiga.